Pagal originalų Kris Moreno sumanymą. Vaidina Katarina Fulop, Miguelis Angelis Čarutis ir Martinas Sifeldas. Scenarijos autorė Patricija Maldonada. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bardonava, Manuelis Felipe Kolombas, Mia Luisana Lopilato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištavimas tęsiasi. Spirito, tai bent staigmena. Atėjau pas berniukus paprašyti skutimosi mašinėlės, nes nepasidariau depiliacijos. Nejuokaukit. Puikiai žinot, kad berniukų kambariuose jums lankytis draudžiama, o už tokį pažeidimą gresia griežta bausmė. Aš net neėjau. Niekad nepažįsčiau taisyklės. Čia sustojau, pats matot. Eikit ir liaukitės elgtis kaip nedera. Dunofai. Čia Mendis. Norėjau pasikalbėti. Klausau. Lauksiu kabinete. Einu. Klausyk, gal aš ir kvailoka? Taip, bet man šita vieta baisi. Čia panašu ne į elitinę gimnaziją, į mūšio lauką. Mes su Marisa tave perspėjom, ar ne? Kai su visais susipažinsi, pamatysi, kad viskas ne taip, kaip atrodo. Kai palyginu Bekingemo rūmų su šita skylė, depresija užplūsta. Pažįsti karalienę? Pažįstu. Tikrai. Negaliu patikėti. Hitleris manęs laukė vaikinų kambarį. Tik jūs ir Pilara žinojot, kad ten einu. Ji buvo su manim nuo tada, kai iš pamokos išėjom. Vadinas, besmegenės antrininkė buvo teisi, Pilara mus išdavė. Taip. Tuo jie išgaruos noras mus skųsti. Taigi, Dunofai, ką nusprendėt daryti dėl studijų? Ką pasakysit? Žinoma, mokysiuos, tačiau atsižvelgiant į darbo krūvį ir atsakomybę, kuri man tenka kaip šitos mokyklos direktoriui, mokysiuos valstybiniam universitete. Ten aš turiu daug pažįstamų dėstytojų, kurie man galės pagelbėti. Tikriausiai suprantat, apie ką kalbu. Akivaizdu, kad mes vis dar vienas kito nesuprantam, Dunofai. Kodėl? Nenoriu, kad įsisuktumėt. Noriu, kad rodytumėt pavyzdį. Jūs studijuosit magistrantūrą internetu Amerikos universitete. Perspėju, kad jūsų vertint atvažiuos profesoriai tiesiai iš ten. Vertint? Angliškai? Klausykit, Dunofai, dar šis tas. Jei norite išsaugoti kėdę, turėsit ne tik baigti mokslus, bet dar ir gauti pačius aukščiausius pažymius, aišku? Tikiuosi, kad jūs mūsų nenuvilsit, Dunofai. Čia Mendi? Vaikai, žiūrėkit. Pone Dunofai, sveikas sugrįžęs iš šeimos atostogų Marčekitoje. Vargšeliai, tikriausiai jai buvo baisiai nuobodu. Ne, jai buvo labai smagu ten, kur vidutinis atostogaujančių amžius tarp 50 ir 60, o populiariausias užsiėmimas kelti 6 ryto ir rinkti kriauklės. Kas čia blogo? Aišku, tau Marčekita būtų geriau už, pavyzdžiui, Kankūną. Žinoma geriau, nes Kankūne galiu sutikti tokių kaip tu. Geras! Nekreip dėmesio, jis kaimietis. Taip, jai reikia, kad melavo. Man jo šiek tiek gaila atostogauti tokioje vietoje, kur vien seniai.
Žiūrėkit, koks pilvas. O tas kriauklės valgo? Taip, valgo turbūt. Eikš, mieloji. Koks šauniausias baras, Marčikitai? Kas čia, kvailiai? Palauk. Dar nenukabink. Galiu nufilmuoti nuotraukas, tada tau paruošiu reportažą. Kaip tik ruošiaus sukurti dokumentinį filmą apie žmonės, kurie atostogauja apgailėtinose vietose. Kas padarė šitą plakatą? Pažiūrėkim. Nesvarbu, kieno tai darbas, ačiū. Mums buvo labai smagu mėgautis jūros ramybė. Piliai, Klaudijai ir man. Tiesa? Piliai labiausiai patiko kelti 6 ryto ir eit rinkt kriaukles. O, ne. Kalbėkitės toliau. Kas ta žvirblių baidyklė? Tai bent. Seniai nemačiau tokios keistos žmogystos. Pagaliau ir prasideda linksmybės. Stengiausi būti geresnė. Pasikeičiau. Padariau viską, kad mane pripažintų. O jis smogė man peiliu į nugarą. Nežinau, su kuo susidėjo. Pradėsiu nuo Felicitos. Paskui imsiu Vikos, o tada Solės. Mane nuskriaudęs. Nieks neišsisuks. Nieks. Literatūros mokytojai pavojinga. Jau prikrovė namų darbų kažkokie beprotį. Tikrai? Taip? Parodyk. Ne, dabar pertrauka. Leis pailsėt. Gerai, nieko neprašysiu. Sveika. Labas. Duok limonado. Palauk, atnešiu iš sandėlio. Šaldytuve neliko. Tu ateisiu. Gerai. Klausyk, puikiai sutari su barmene. Negi norėjo pakabinti. Aišku, nekvailį. Stok. Gerai. Pasakykit barmeniai, kad čia palieku skolą. Vėliau atnešiu dar vieną pesą. Neturiu smulkių. Štai tavo smulkus, mieloji. Sumokėsiu. Kaip miela. Miel. Štai ir aš. Štai imk. Solė atnešė skolą. O čia nuo manęs. Puiku. Imk. Ačiū. Iki ačiū. Tu savo varg su ta barmene, o aš pasirūpinsiu gražolę. Nieko nepeši, meilutė. O tu? Man pasiseks, jei norėsiu, jį man iš rankos valgys. Ir labai greitai. Aišku, tu toks šaunuolis, kad kabini tik barmenes. Liaukis, Tomai. Palauk. Lažinamės, kad aš Solę pakabinsiu greičiau nei tu, kvaily. Nenoriu, kad apsijuoktum, bet jei taip užsispyrei, sutarta. Susilažinam, taip. Mergaitės, atsiprašau, kad pamelavau apie Marčikitą, bet man buvo labai gėda sakyti, kad ten važiavau. Man nepatiko, kad pamelavai, bet nieko baisaus. Taip, jau pamiršom. Ačiū. Marčikita! Negaliu patikėti, visą savaitę be ilgosios pertraukos dėl Marisos kalties. Aš nieko prieš. Svarbiausia, kad Solė būtų šalia ir galėčiau į ją žiūrėti. Tylėk, kvaily. Jei Renata išvažiavo su Santiago į Čeką, kas mus mokys matematikos? Nežinau, kokią nors raganą. Marisa, girdėjai? Labadiena. Mano vardas Marianas Miranda, aš esu matematikos mokytojas. Jis turėtų dirbti modelį, koks tvirtas. Atsiprašau, koks tavo vardas? Solė Rivarola. Būk gera, nepalėpėk, nebent paprašyčiau. Jei nori ką nors pasakyti, sakyk visiems. Savo draugėms sakiau, kad jūs turėtumėte dirbti modelį, o ne mokytojų. Vaikai, dėkuoju už pasiūlymą, bet mano pašaukimas